Ir vėl kuriozinė situacija. Paklausykit. Žodžiu, gaunam užsakymą patikrinti Toyota CHR, važiuojam, patikrinam, problematišką mašiną, neverta pirkti. Ok, savaitę praeina, skambina sveikas, radau dar vieną variantą. Draugelis parduoda. Sako, bet vis tiek noriu pasitikrinti. Žodžiu, nu gerai, sakom, siūs draugo numerį, skelbimą automobilio ar kažką, atsiunčia skelbimą, įvertinam, ar verta tikrinti, padarom pirminę patikrą nuotoliniu būdu. Nu ir ką, paderinam to pačiu ir kainą, nuleidžia mums iškart daugiau 700 eurų negu draugeliui. Jis jau nepatenkintas, kad čia draugelis kažką jau trina, užkėlęs kainą jam, o mum nuleidžia. Ir, nu, patikrinom, radom ten tų defektų tikrai ne vieną ir ne du. Gal jis jų ir pats nežinojo, bet gal tiesiog nutilėjo. Tai va, čia grinai iš tos patarlės draugs, kol, kaip ten būna, kažkaip ten. Na, žodžiu. Jūs žinot geriau negu aš. Tai va, gerų pirkinių ir draugų.